O tai dabar tos atsilaisvinusios rusų pajėgos, kur jos gali keliauti ir koks tai bus iššūkis Ukrainos kariuomeniai? Jūsų, ponia Hetmanai, klausiu, nes tuoj žinau, kad turit pabėgti. Я розумію, що я перетягую трошечки час. Suprantu, kad šiek tiek per ilgai kalbu, tačiau kodėl jūs nusprendėte, kad jie išims visus tūkstančius, kurie ten buvo, išves juos iš ten ir paliks tik tai pasieniečius? Ne, jie taip pat paliks ten didelį kiekį karių, todėl kad jie supranta, jog jei patrauks juos iš ten, mes vėl sugrįšime. Jie negali to padaryti. Jie taip pat supranta karybą. Jie nepaliks tų kaimų ir pievų tuščiomis. Bent jau 50 000 jie tikrai ten paliks, suprantate? O Kursko srityje, pereinant iš miesto į miestą, mes galime paskleisti kovą į didesnę teritoriją ir užimti Rusijos karius, kurie kariautų prieš mus kitose teritorijose, pavyzdžiui, Kursko ar Pokrovsko srityje. Пробачте, Сумська операція була зірвана і Харків. Sumo operacija, Charkivo operacija jos buvo sutrukdyta dėl to, kad būtent tada, praeitais metais, jie bandė atakuoti Charkivą. Ir mūsų kariai, kurie ten kariauja, pamatė, kad Rusai norėjo tai daryti, tačiau to nebepadarė. Ir mūsų žvalgyba parodė, kad jie tiesiog permetė tas pajėgas į Kursko sritį. Ši operacija 300–500% viršijo mūsų lūkesčius. Nerodykite mūsų kaip silpnų, tai yra tikrai sudėtinga operacija, kurią įvykdėme pilnai. Ir dar apie politinį momentą, apie ką jūs pats užsiminėt, kad politiškai svarbu buvo. Visą laiką buvo kalbama, kad Kurskas gali būti panaudotas derybose, mainant teritoriją, Ukrainos teritoriją užimta Rusijos. Dabar to derybinio momento nėra. Kiek tai svarbu? Mes su liniuote nematuosime, kiek užėmė teritorijų, kad išmainytume į tokią pačią teritoriją. Kas tai būtų? Tai viskas yra mūsų teritorija, pripažintose 1991 metų ribose. O Rusija yra šalis agresorė. Pagal Jungtinių tautų statutą mes turime teisę daryti tos veiksmus, kurios mums daro ir Rusijos federacija kaip agresorė. Mes esame visiškai tarptautinės teisės ribose, mes veikiame teisėtai, Rusija yra agresorė ir mes galime daryti tai, ką darome. O mainytis teritorijomis tai buvo pasakytas lyginai, perkeltinė prasme. Ponas Balaban nori reaguoti, matyti apie tą derybų kortą. Prašom. Ne, aš tiesiog puikiai atsimenu šios prezidento žodžius ir jie buvo labai teisingi tuo momentu. Suprasti juos reikėjo konkrečiai. Klausimas buvo gan provokatyvus, kokiomis teritorijomis jūs galėtumėte mainytis, kurias galėtumėte atiduoti. Ir jis pasakė, mes galėtume atiduoti Rusijos teritorijas. Nes kalbant apie diplomatus, derybininkus, kurie sako, ką jūs galėtumėte atiduoti, o mes nieko nenorime atiduoti. Jo atsakymas buvo labai konkretus, mes galime atiduoti Kursko sritį. Suprasdami tai, kad tai mūsų žemės, 91 metų sienos yra labai svarbios. Tai mums sudėtinga, tačiau tai yra civilizacijos klausimas. Kas turi laimėti? Demokratija ir laisvė ar blogis ir tironija? Pone Šildievai, pratęsiant šitą diskusiją apie tą derybų kortą, ar Ukraina prarado dabar, žodžiu, tą kozirį, tą kortą turėtą mainymosi teritorijų, ar kažkaip kitaip reikėjo tai suprasti? O jos niekada nebuvo tos kortos. Nes teisingai yra pasakęs majoras, tai buvo karinė operacija. Tai, kad ta karinė operacija labai gerai pasisekė ir buvo užimta didesnė teritorijos dalis, negu planavo ukrainiečiai, ir kažkokį tai laiką laikė, kažkodėl tai visi žurnalistai ir aplinkiniai esantis pagalvojo, kad tai bus derybų korta. Jinai nebuvo užplanuota.
Bet galėjo tam pasitarnauti. Jinai galėjo, bet nepasitarnavo. Kam apie tai aplamai toliau diskutuoti? Jos nėra. Tai buvo gera karinė operacija, labai gera karinė operacija. Su mažom, pilnai palaikau ukrainiečių, su mažom pajėgom buvo atitrauktos didžiulės pajėgos. Kai ukrainiečiai dabar atsitraukia iš Kursko, Rusija negalės permesti visų karių į kitus fronto dalys. To, kad yra galimybė, kad ukrainiečiai vėl su nedideliu kiekiu savo pajėgų vėl pereis Rusijos federacijos sieną. Ir jie turės laikyti, taip kaip ukrainiečiai laiko gana didelius dalinius Baltarusijos sienos ir tos pačios, kur nekriaujama Rusijos federacijos sienos. Taip dabar Rusija turės laikyti, nes anksčiau jinai nelaikė nieko, tenai buvo pasieniečiai, stovėjo ir viską. Dabar jie privalo laikyti sienas, prie sienos savo kariuomenę. Ir giliau nuo sienos savo kariuomenė, jie privalo laikyti žvalgybą. Ukrainos kariuomenė šituo veiksmu atitraukė labai didelius pajėgumus. Sunaikino labai didelius pajėgumus. Jo mes turėjom netekčių patys. Nemažai. Bet čia yra karas, kare žūna iš abiejų pusių. Bet tai yra laimėjimas. Kursko operacija pradžioje yra laimėjimas. Kalbėti apie tai, kad kažkas įvyko tragiško, čia visi pabėgo, atsitraukė, apie tai nesąmonė yra. Buvo geras planinis atsitraukimas per visus. Kaip tik noriu klausti, ar atsitraukimas įvyko sklandžiai? Sklandžiai įvyko, aišku, vietomis vėlgi atsitiko kažkas tai blogai. Kažkas tai žuvo daugiau mažiau. Kare nebūna visko sklandžiai, neįvyksta taip, supraskite. Bet operacija pravesta puikiai. Kaip puolimo, kaip gynybos, kiek laikė pritraukė prie savęs jėgų, tiek ir atsitraukimas. Tai įvyko labai gerai. Galima sakyti, kad tai reikia įnešti vadovėlį. Kažkada tai mokėsis visose karo mokyklose. Apie tai, kad buvo Kursko operacija. Turime kalbėti apie tai, kad tai yra aprašyta kariniuose statutuose ir miesto teritorijose karas vyksta visai kitaip. Що там знаходиться, чи можна там пересуватися, скільки Jie vyksta. Nepasakokite detalių. Gerai. Вони зробили кучу. Tai yra, jie padarė labai daug klaidų. Jie padarė viską teisingai. Nemokykite rusų. Rusai padarė viską teisingai. Я просто звик, для мене... Aš tiesiog pripratęs, žinote. Росіяни зробили все правильно. Rusai padarė viską taip, kaip turėjo. Трубу і подохли там. Įvarė savo dalinį į kampą ir ten numirė. Teisingai, net nepanaudojo mūsų ginklų. Ir tokiu būdu, turint mažesnį karių kiekį, mes galime surišti jų pajėgumus tose vietose, surišti jų rankas ir neleisti jiems kariauti. Vienas buvęs jūsų ministras, nenoriu tiksliai jo įvardinti, kai bendravome, gerėme kavą, kalbėjomės bendrai apie saugumo garantijas ir tame tarpe, kad Lietuva turėtų mums teikti tas garantijas, kaip ir kitos europietiškos valstybės. Jis man pasakė, pone Oleksijau, kodėl jūs man tai sakote? Tai jūs turite būti mums saugumo garantija. Kai pas mus atvyks Vokietijos brigada, mes neįsitikinę, kad jie išlaikys gynybą, tačiau jei mes turėtume ukrainiečių dalinius, tai būtų gera saugumo garantija. Mes pasijuokėme, tačiau aš supratau, kad tai nėra visiškai juokai.